Gerą vakarą, mėly salės futbolo gerbėjai. Sveikiname su jumis iš Viekšnių ir šiandien čia. Futsal A lygos remiamos Top Sport antrąjį ratą pradeda Mažeikių VIP ir Gargždų Pramogos. Ir šių rungtynių favoritė gargždiškė atakos. Dabar įžaidžia kamuolį. Iš keletą dienų pasirodė vėl naujas, žaidė tik lapkričio viduryje, tai yra lygiai prieš 2 savaitės. Čia smūgis patyrusiam puolėjui nepataikyti į vartus stačiakampį, bet perima kamuolį šeimininkai. Smūgis! Ir 1-0. Glauconas Deroja triumfuoja. Na vėlgi, klaida prie savo vartų, ne pirmą. Jau nekalbantis jau gerokai seniau. Gargždų komanda žemė futbolė žaidžia kur kas aukščiau. Čia Bačianskio įvartis ir 1-1. Štai taip, tarp kojų vartininkui siunčia kamuolį į vartų tinklą Algimantas Bačianskis. Gražiai čia išvengia varžovo gargždiškiai ir Padaigės išveda svečius į priekį. 2-1. Didžiąją čia darbo dalį padarė Jose Oliveira Neri, to puikius Davidas Andersonas Deroja. Dabar jau arba vartininkui teks nuolat atakuoti, arba leisti papildomą aikštę žaidėją, bet to neprireikia. Glauconas muša dublį ir vėl lygina rezultatą. Dabar jau mažeikiškiai. Aivaras Bakočius iššoka vienas prieš vartus ir muša trečiąjį Mažeikių VIP įvartį. Štai taip, šeimininkai vėl susigrąžina iniciatyvą. 2 iš eilės. Glauconas perima kamuolį VIP ir į tuščius vartus siunčia tiesiai siuntinį Mažeikių komanda. 4-2 didina atotrūkį šeimininkai. Smūgio. Rucono reidas, Bačianskis, Ruconas ir 4-3. 14 sekundžių lieka Gargždų Pramogoms išgelbėti šias rungtynes. Čia Ruconas čia suklaidino pirmąją oponentą, po to 1 ir Sirena sustabdo šią dramą Viekšniuose. Triumfuoja Mažeikių VIP. Griūna iš nuovargio ant parketo Gargždų Pramogų žaidėjai. 4-3 Mažeikių komanda atsirevanšuoja Gargždų Pramogoms už pralaimėjimą pirmajame ture. Sveikinimai su pergalė ir kas ją lėmė? Ačiū labai su sveikinimais. Iš tikrųjų džiugu, kad po praeito savaitgalio Akmenės Volo mes sugebėjom išsitiesti, rasti jėgų ir nepaisant didelio pralaimėjimo, treneris labai mūsų nuteikė ir džiugu, kad radom jėgų ir koncentracijos laimėti šias svarbias rungtynes. Ar tikėjotės įveikti tokį pajėgų varžovą? Tikrai tikėjomės ir tikimės kiekvienas rungtynės. Aišku, reikia pasakyti, kad varžovas labai gera komanda, turi ir pajėgių žaidėjų, tiek legionierių, tiek lietuvių. Manau, šiandien buvo labai įdomios varžybos, ne tiek mums visiems čia žaidžiantiems, bet ir žiūrovams. Po pertraukos Gargždai išlygino ir išsiveržė į priekį. Nebuvo jausmo, kad rungtynių eiga jau perlaužta galutinai? Jo, sezonas mums galbūt klostosi nelabai stabiliai, tai dažnai būna tokių situacijų, kai atrodo ir vėl bus ta diena, kai mums galbūt nepavyks išsigelbėti, bet radom galbūt kažkokių jėgų, papildomas motyvacijas galbūt iš trenerio, iš visų žaidėjų ir mums pasisekė, galima sakyti. Kilopti į 4. vietą, turbūt bus sunku ją išlaikyti? Nežiūrim dabar turnyrinę lentelę, kiekvienas varžybos mums yra labai svarbios, nežiūrim su kuom žaidžiam, tiesiog žiūrim, kad išlaikyti žiūrim tai, kad svarbiausia yra nugalėti, paimti 3 taškus. Treneri, jūsų komentaras apie rungtynes? Komentaras toks, kad šiandien, aišku, pirmoje eilėje reikia pasveikinti varžovus su pergale, bet sėkmės šiandien pagrindinis faktorius tai sėkmės trūkumas. Tikrai susikūrėm daug progų, jas reikėjo išnaudoti. Tai pagrindiniai faktoriai tokie. Pralošėm, reiškia, reikės kažkur tobulėti, dabar nelabai to laiko turėsim, mes kažką dar pridėti ir atimti, dabar realiai bus tik tai reabilitacija ir žaidimas, nes žaisim labai tvarkaraštį įtemptą, žaisim kas 3 dienas. Po pertraukos ėmėte pirmauti, ko pritrūko, kad išlaikytumėte pranašumą? Tai kaip ir sakiau, kad
Tikrai šiandien jų vartininkas sudirbo puikiai, reikėjo realizuoti savo momentus, kuriuos turėjome ir būtų pergalė buvus. Kokį įspūdį paliko šiandien varžovai? Varžovai žaidė savo žaidimą, mes tą žinojom, žaidžia su ryškiai išreikštų bokštų, tam buvom pasiruošę, bet matyt ne iki galo. Todėl šiandien toks rezultatas.